Sveiki, su jumis Justina Gedgaudaitė ir mano kolegė Aurelija Urbonaitė. Pradedame rubriką Ant liežuvio galo. O čia šiandien kalbėsime apie vis sparčiau populiarėjančią gatvės gimnastiką. Padiskutuosime, kodėl vis daugiau žmonių domisi sporto lauke, kaip ši sporto rūšis atsirado Lietuvoje ir ar tai išskirtinai tik vyriškas laisvalaikis. Ir mums padės į šios klausimus atsakyti ir apie tai padiskutuosim su dviejais sportininkais. Tai Remigijum Viršila ir Artūru Seiliumi. Sveiki. 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 Tai patys prisipažinkite, kaip esate susiję su sportu. Tiesiog pradėjau sportuoti, man tai patiko šitas sportas. Kada pradėjai? Prieš 4 metus. Internete pamačiau pirmus klipus užsienyje. Jie mane užmotivavo ir pradėjau sportuoti. Kokius klipus? Tai buvo iš užsienio Hanibalas toks vadinamas. Tiesiog jisai gatvės gimnastiką šitą sportą pradėjo vienas iš pradininkų. Ir tiesiog man patiko šitą sporto šaką ir aš pradėjau jau užsiiminėti. Ar tu pats pradėjai domėtis ir atradai, ar kažkas pasiūlė, kad gali pažiūrėti, tau turėtų patikti, tu galėtum tai daryti? Pats tiesiog internete žiūrėjau klipus apie sportą ir pamačiau šitą video. Kaip draugą pamačiau, jisai pradėjo sportuoti ant turnikų, metė sporto salę. Arba kitaip skersinių. Skersinių. Pradėjau paskui jį sportuoti, ir buvo konkurencija. Kas geriau, kas daugiau padarys pristraukimų, visokių vilkelių, kareivių, visokių pavadinimų yra. O kas apskritai yra ta gatvės gimnastika, skersinių sportas? Gatvės gimnastika tai yra grynai savo kūno jėga. Tu atlieki visus triukus ir panašiai grynai savo svoriu. Vis tiek ši sporto rūšis atsirado tikrai ne Lietuvoje, bet jinai kažkaip atėjo. Iš amerikiečių. Iš amerikiečių. Ir koks buvo kelias į Lietuvą? Čia grynai per kažkokius internetinius kanalus atėjo, ar žmonės pradėjo daugiau domėtis, vienas kitam rodyti ir panašiai? Pagrindė jo, iš interneto atėjo, susikūrė pirmoji Lietuvoje komanda, tada Project Mayhem. Jie pradėjo viską organizuoti Lietuvoje ir labai gerai aukštą lygį jie pradėjo rodyti visiems, pradėjo visi žmonės domėtis, pagrindė jaunimas visi. Ir puikiai sekasi. O jie mokė ar tiesiog rodė savo pasirodymus ir tai užkabino? Na, rodė pasirodymus, kūrė, rengė mytus, tokius susitikimus, varžybas pradėjo rengti ir panašiai. Pamokas darė internete. O ką veikėt per tokius susitikimus? Susitinkam, pasportuojam, sužaidžiam, parodom, ką mokam, piramidės sužaidžiam, kuris stipresnis. Bet tai kokie šaunūs vaikinai, dabar susitinka ten išgerti alaus, dar kažką, čia žmonės susitinka pasportuoti, pasidalinti mintim. Ant liežuvio galo. Teko matyti laidoje, kad tarkim, vis tiek dabar yra labai ant bangos, tai yra Lietuvos talentai. Dabar ypač šiais metais vis daugiau lauko gimnastų pradėjo rodyti save, ką jie moka, panašiai, kodėl jūs neinat? Čia apie tuos, kurie dabar labai gerą aukštą lygį rodo talentuose, tai apie tą komandą aš išnekėjau, kuri pirma susikūrė, tai yra Project Mayhem. Jie buvo tik tai 2 nariai pradžioje, kai viskas pradėjo tobulėti. Tai šitas sportas populiarėtų, o dabar jau jų ten apie 10. O kodėl jūs neinat į televiziją? Gal kitais metais. Televiziją aš buvęs jau ne kartą, mane per žinias rodė kelis kartus pakvietė ir panašiai irgi interviu prašė. Galbūt ten dėl tavo sporto? Taip. Nes aš buvau padaręs video, mes kuriam pastovi video, kad žmonės motyvuot. Ir padarėm video ir ta prasme gražų tokį, kur parodėm Vilniaus grožį. Visą miestą ten ir panašiai mes darėm triukus, bet tuo pačiu metu įrodėm, ta prasme, gražias vietas Vilniaus. Tai man paskambino Artūras Vokas ir paprašė, kad padaryčiau interviu. Ta prasme, apie miestą patį. Ir kaip reagavai? Sutikau. Kur čia nesutiksi, kai meras jau siūlo. Taip ir norėjau sakyti, kad tau televizijos ir nereikia, turi savo video, turi daug sekėjų Facebook ir panašiai. O koks tikslas yra būtent tų visų filmukų, kodėl sugalvojai kurti? Aš darau konkursus ir panašiai, kas tą konkursą laimi, mes į tą miestą nuvažiuojam aplankyti ir pasitreniruoti tai žmonėm. Konkursai? Čia kokie konkursai? Facebook'e padarau konkursėlį, kad kas laimės, žodžiu, daug dalyvių iš tikrųjų tikrai. Ir kuris laimi, mes atvažiuojame tą miestą, aplankom, parodom, ką patys sugebam, jie mums parodo, ką jie moka. O kokia užduotis? Ta prasme užduotis. Tai konkursus vis tiek turi kažką atlikti. Palaikinti video ir pasidalinti. Tai labai paprastai, galvojau, turi padaryti kokį ten vilkelį, kareivėlį ir dar kažką. Tai jūs nuvažiavę į tos miestus kažko mokote jaunimą? Atvažiuojam, parodom pradžiai, ką patys sugebam, pamotyvuojam jaunimą, galbūt patarimus duodam. Jo. O kokiam amžiaus žmonės maždaug susirenka? Visokių būna. Netgi nuo pačių 8 metų iki 20. Nuo 8 metų? Taip, yra Lietuvoje vienas 9-metis, vienas iš turbūt stipriausių. Lietuvoje. Oho. Yra.
Galiu Norėčiau paminėti, su juo susitikti. Tai gali paminėti ir perduot linkėjimus, ar kaip tik. Tomas Vasilevskis, čia vat, jam linkėjimai. Ir jisai brolį turi, irgi ten 2 metais vyresnį, Andriui 11 metų, bet jeigu jie taip ir toliau tobulės, sieks aukštumų, tai už mus, manau, bus stipresni tikrai mūsų metų. Tai visiškai nesvarbu, nuo kada galima Ne, pradėti. šitam sportui gali pradėti nuo pat į vaikystės, galima sakyti, nes kuo tu jaunesnis, tuo lankstesnis, nes čia kaip gimnastika, nu, ta prasme, nu, jo, tik tai, kad viskas Baletas va mergina. vyksta kieme. O vis tiek taip gražiai atsiliepia apie šį sportą, bet turbūt yra ir kažkokių minusų šio sporto. Nu, nebent, kad žiemą sportuot šaltą kieme, o taip tai minusų man nelabai jam yra. Nu, kartais, žinoma, traumų būna patyrę ir panašiai, bet jeigu kurie jau gerai šitą sportą žino ir panašiai, tai atlieka visus pratimus taisyklingai, tai traumų nepatyrsi. O kokios traumos? Tai dilbio ir riešų. Man buvo alkūnių dar, labai stipriai buvau patyręs, man vienintelė alkūnių trauma. Tai kaip tėvai reaguoja į tokį sportą, kad tokias traumas ar patirėt? Na, aš su tėvais negyvenu, tai Bet jie vis Išvystuvės tiek negyvena. jos turi. Žino jie. Žinom, nieko. mama kitą miestą nežino, ar aš patiriu traumą ar ne, nesakau. Nesakai, nevažiuoji ten 3 mėnesius, kol sugyja. Ne, tai ten man, kas čia, ten būna pasitempimai ir panašiai, ten savaitę ir sugyja daugiau. Jo, Aš savaitę buvau dvi vat, ir vienintelė patyręs traumą, tai sunkesnė, nes pratimą labai sunku mokinausi Angelą, tai vat, su alkūne buvo problemos. O kas galvoja pavadinimus tiem triukam? Aš šito neįsivaizduoju. Šiaip nesupratu. Nes labai įdomus angelai. Bet čia turbūt vis tiek yra kažkokie vertimai iš anglų kalbos, jeigu viskas atsirado Amerikoje, tai turėtų būti išversta. Nu, pagrindė, nu, ta prasme, čia aš nežinau, ar tiksliai pradininkai amerikiečiai, nes ir rusai labai šitą sportą, vieni iš stipriausių pasaulyje rusai. Tai aš nežinau, nu, aišku, rusiškai pavadinimai yra ir angliškai, mes lietuviškai savo sugalvojame, aš čia O nežinau. ar jūs kuriat savo kažkokius triukus patys? Bandom išmastyti. Bandom. Ir tada jiems sukuriat pavadinimus. Pavadinimų nekuriam. Na, dažniausiai būna tik šiaip padarai, o šitas geras. Kažką bandom naujo atrasti, kad nebūtų viskas tas pats. Radioaktyvūs. Radioaktyvūs. O kas tave patį motyvuoja? Lietuvis irgi iš tos komandos Project Mayhem. Nu, ta prasme, aš, galima sakyti, nuo jo ir pradėjau viską. Man jisai jo patiko, jo video ir panašiai. Nu, ir ta prasme, jisai išskirtinis man yra, nes jisai yra aukštas ir panašiai šitam sporte labai mažai aukšta ūgio. Kodėl? Nes kuo aukštesnis, tuo didesnis tas pusiausvyros centras vadinamas. Nu, šiaip Sunkiau sunkiau, viską nes daryti. visi pratimai yra sunkesni, kuo tu aukštesnis, stambesnis, tai vis tiek, nu, nėra ką lyginti, kur kūdesnis savo svoriui kelt ir kur sunkesnis ir ilgesnis. Ar yra dar kažkokių reikalavimų? Ta prasme, sportuot gali kiekvienas Visi. ir varžybose dalyvauti kiekvienas, tik vat problema, kad nėra nei ūgio, nei svorio kategorijų varžybose, nes būtų visai tada, nu, kitas lygis, įdomiau dalyvauti būtų varžybos, Tai nes galbūt- dabar kaip aš ateinu vos ne su 90 kg ir ateina koks su 60 kg, tai Ir dar ūgis koksai metras. jo, ir mano ūgis 1,90 m, o ten 1,60 m būna, tai man biški sunkiau prieš juos varžytis. O kodėl nebandot kažką sakyti, keisti kažkokias kriterijus varžybų, daryti grupės? Nu, nes ne mes atstovai pagrindė tų varžybų kuriejai, tai vat, ta komanda juos rengia pagrindė čempionatus ir panašiai. Bet turi daug gerbėjų ir sekėjų, tai gali suburti armiją. Galit peticiją parašyti kokią? Ja, galėtume. O kalbant apie varžybas, tai gal šiek tiek daugiau, kur ir kaip rengiamas tokios varžybos? Na, vyksta visur, kur paskelbė, dažniausiai būna prie Baltojo tilto, šiais metais čempionatas buvo Panoramai. Prekybos centre? Taip, prekybos centre Panoramai. Kaip tai turėjo atrodyti viskas? Nu, tiesiog daug žmonių, kurie parduotuvėje buvo, stebėjo viską ir panašiai, nu, buvo speciali salytė, nu, tenai, ir pastatytas turnikas, lygiagretes ir viskas, didžėjus buvo didžiai mamanė, kaip pagrindės laikrojo muziką, mes darėm savo pasirodymus. Ar labai svarbu pagauti muzikos ritmą ir padaryti? Taip, todėl nes vertina pagal muziką taip pat, ar tu pataikai į taktą ar ne. Tai kas pas jūs komandai renka muziką? Patys renkame, Ir jūs repetuojate kuri tuos labiau visus motyvuoja. triukus? Nu, tai žinoma. Jo. Ne, Kiek- ta prasme, varžybose čia kaip tai po šokis. vieną išeini, ne komanda išeina per varžybas. Jeigu, tarkim, Lietuvos čempionatas, tai kažkas, kas laimi, siunčia į pasaulio čempionatą atstovauti už Lietuvą. Tai eina po vieną žmogų, 2 minutės duoda laisvo stiliaus pasirodymą ir kuris geriausiai pasirodo, tas nugali. O kiek laiko reikia ruoštis tokiam pasirodymui, čempionatams ir panašiai? Pradžio reikia bent 3 metus sportuoti, kad galėtum į tas varžybas patekti. Todėl, nes kiekvienas negali. Nu, šiaip prieš, vat, užpraeitais dar metais galėjo kiekvienas. O šiais jau metais, vat, kai buvo varžybos, tai rinko stipriausius video reikėjo siūsti.
ir išrinko 16 Lietuvoje ten stipriausių pagal mane. Minėjai, kad pasirodymas turi vykti 2 minutės. Ar per 2 minutės sukurti pasirodymą? Ne, pasirodymas yra laisvo stiliaus 2 minutės, tu turi per jį parodyti viską, ką geriausiai sugebi. Tai, tiesiog visą savo jėgą parodyti, triukus ir panašiai, ten gali daryti, ką nori, laisvas stilius. Gali ant žemės, ant turniko, ant lygiagretės, ten šokt gali, ką nori daryti. Ar pakanka to laiko? 2 minučių per akis. Būna kai kurie net neištveria 2 minučių. Aš, pavyzdžiui, per antrą pasirodymą neištveriau 2 minučių, jau nebebuvo jėgų. Čia kaip 2 minutės šlovės. Jo, panašiai. Nes turi parodyti visus sunkiausius triukus, o jie tikrai vieną pratimą vien padarius atima nemažai jėgų. Man dabar kilo toks klausimas. Sakai, kad kuri tos filmukus, nes nori motyvuoti, kuo daugiau žmonių sportuoti. Bet ar pats tokių piranijų savo akvariumą neįsileidai, kad kuo daugiau pradės sportuoti, tuo daugiau konkurentų, tuo mažiau galimės laimėti, būti populiariu, geriausiu ir panašiai? Nežinau, man tiesiog patinka, kad jie visi sportuoja. Kuo daugiau sportuos iš dalies, daugiau bus tuo smagiau. Per varžybas daug žmonių susirenka visi kartu. Taip įdomiau. Kas iš to, jeigu sportininkai būtų visą laiką visi tie patys. Nes pagrindė per varžybas mes kaip atvažiuojame visą laiką visi tie patys būna. O kuo daugiau pamatai naujų veidų, tuo smagiau. Ir man šiaip patinka labai, kai pamatai, kad kažkas tobulėja labai greitai už tave, greičiau net. Tada pats pasigauni tokios motyvacijos ir sportuoji dvigubai stipriau. Tai stumėt kad tavęs neaplenktų, jo, konkuruojam. Ant liežuvio galo. Priminsiu, kad apie gatvės gimnastiką kalbame su šio sporto entuziastais, tai Remigijumi Viršila ir Artūru Seiliumi. Sakykit, o kokių sąlygų reikia norint pradėti užsiimti tokiu sportu? Turniko lygiagrečių. Ir viskas. Ir viskas namie tau užtenka ir galiu ten daryti visus triukus? Taip. Nebūtent dabar ir ant turnikų būna. Pradžiai reikia vadinamą bazę pasikelt. Kad Kas tai yra? Tai yra prisitraukimų skaičius padidinti, atsispaudimų ir, kaip sakant, dipų arba atsispaudimų lygiagretis. O kaip supras padidinti, tai iki kiek? Tiesiog, kad galėtum atlikti triukus, tarkim, pavyzdžiui, yra triukas kareivis vadinamas. Tu virš turniko pasikeli. Tu jo niekaip neatliksi, jeigu nepadarai 10 pristraukimų bent jau. Nes tiesiog neturėsi tiek jėgos iškelt savęs į viršų. Šiam sportui reikia daug jėgos, kaip jau minėjot ne kartą. Tai ar šio sportą užsiema merginos? Iš pradžių buvo visai merginų beveik nebuvo, dabar Lietuvoje tikrai padaugėjo. Ypač kaunietės labai stiprios. O, tik nereikėjo tą sakyti. Neusičiaus turbūt palaidos visą vakarą ir sportuoti. O ar merginoms per sunku užsiminėti tokiu sportu? Žinoma, sunkiau negu vaikinam, bet yra tikrai stiprių merginų. Bet jos skudesnis, lėknesnis, galėtų taip, labiau lankstesnės, bet vis tiek čia yra jėgos sportas. Merginos nėra tokios stiprios kaip vaikinai. Pagal mane. Žinoma, yra stiprių merginų, bet kad tokių kaip atliktų vaikinai, tokius triukus dar nemačiau. Ar jūs noriai priimate visus norinčius į savo gretas? Taip. Ir į savo komandą būtent? Ne, į komandą ne. Komandą priimu tik tai, kurie šiaip draugiški ir panašiai, su jais galima bendrauti normaliai, visokių pasikelus nepriims ir panašiai. Tai ar turi kokius kryžiaus kelius turėjai nueiti, kad priimtų į komandą? Būti stiprus. Būti stiprus. Ir šiaip. Vieną video padarėm. Dviesi. Man patiko su juo bendrauti tiesiog. Smagus žmogus. Susitikti, išnekėti, naujus video kurti kartu. Aš pasiūliau stoti į komandą. Vis tiek statot kompoziciją kažkokią iš savo triukų. Kažkokia choreografija vis tiek prisideda. Tai žinoma. Tiesiog bandom kurti kažką ir panašiai iš galvos. Kad derintus viskas. Ja. Nes gatvės gimnastika pagrindė dabar visi pradeda vis junginius daryti. Su breiku jungia, su šokio elementais. Su parkūrais visokiais salto. Taip. Padarom. Ar pakankamai geros sąlygos sportuoti, pavyzdžiui, lauke? Ar yra kažkur ten prikabinta tų skersinių, kad jūs galite bet ką atbėgę ten pasportuoti? Tikrai ne. Šitų klausimų tai ne. Lietuvoje yra turbūt labai prasta su šito dalyku, nes nelabai stato tas aikšteles ir panašiai. Bet pastaruoju metu, tarkim ir Kaune, padarė nemažai naujų. Dabar pastaruoju metu tik tai pradėjo. Šiaip tai visos surūdyjusios tos aikštelės, sulankstytos ir panašiai, nes nuo carinių laikų ten padarytos tos aikštelės naujų nelabai daro. Aš buvau kažkada prašymo, kad padarytų aikštelių, bet negavau atsakymą net. Net neatsakė nieko? Ne. O kaip prašai, ko prašai? Kad padarykit man aikštelę ar kaip ne, motyvavai? Ne, tiesiog paprašiau, kad žmonės nori sportuoti kuo daugiau šitą sportą, o jie trūksta galimybių. Panašiai ir
tiesiog į žinias mane pakvietė, dar per žinias sakiau, kad trūksta galimybių, reikia turnikų naujų ir panašiai, bet gal ir atsižvelgia dabar, kai pradėjo statyti. Bet pats meras tavęs paprašė kurti ten tos video ir panašiai. Ne, kurtis neprašė, aš pats sukūriau. Papasakoti interviu, Taip. kad padarytum interviu. Taip. O tu jam neprašei jo, kad jis atsižvelgtų šią problemą? Rašiau Facebook'e. Ir Sakė, kad ir taip yra Vilniui pakankamai. Ant liežuvio galo. sveiki sugrįžę į laidą Radioaktyvūs. Šiandien studijoje aš Aurelija Urbonaitė ir mano kolegė Justina Gedgaudaitė. O šalia mūsų sėdi du sportininkai, tai Remigijus Viršila ir Artūras Seilius. Su jais kalbamės apie skersinių sportą arba kitaip žinoma gatvės gimnastiką. Kalbant apie stereotipus, ar jūs esate girdėję tokių kaip, kad, tarkim, sportuojantis vaikinai, jie nesimoko, jiems visiškai nerūpi išsilavinimas jų, jiems svarbiausia tik tais, kaip jie atrodo ir panašiai. Trumpai tariant, kvaili. Taip. Ne, šitas sportas yra netoks. Čia yra, mes raumenų nepampuojam šitam sportui. Mes savo lavinam jėgą ir panašiai. Ir šiaip, ta prasme, nežinau, aš nenoriu atrodyti tenai kaip ten tie kultūristai ar panašiai. Man patinka būti jėga, ryškiam, gražiam, žodžiu. Sportuoju dėl savęs. O kokių nuomonių susilaukite dėl savo sporto? Lieknas. Svarbiausia būna visuomet lieknas. Tikrai. Nu, nežinau, man nesako, kad aš esu lieknas, kas sako, kad... Bet daugiausiai gimnastą vadina. Nu, tai. Šiaip galvoju, panašiai. kad kai pasako, kad liekna ten merginai, tai čia komplimentas, bet kai vaikinai pasako lieknas, tai čia jau nelabai kaip komplimentas skamba. Nežinau. Nelabai dabar. Nelabai. Nu, svarbiausia nestorų vadina. Svarbiausia nestoras. Ryškus. Ryškus svarbiausia. Minėjai, kad tau rašo žmonės tiesiog per Facebooką, tave susiranda ir prašo patarimų. Artūrai, ir tau rašo žmonės? Buvo kelių atvejų, kad parašydavo taip. Bet dažniausiai pas Remigijų klausia. O kokių patarimų? Kaip dažnai jums rašo ir ko klausia? Nu, man į dieną tai daug rašo, aš kai kuriem net, čia gal atsiprašysiu, nespėjau visiems atrašyti, nes man tikrai gan daug į dieną parašo, kai kurių net žinučių nespėjau pamatyti, tai kam atsakau, tam atsakau. O kai kurie būna klausimų visokių, tokių, kur net atsakyti nesugebu. Pavyzdžiui. Nu, pavyzdžiui, paprastas klausimas, paklausia, kaip daryti pristrukimus elementarius, nu tai nelabai sugebu kaip paaiškinti, šokį ir darai tiesiog tos pristrukimus, o taip tai net nežinau. Tai galbūt tau atrodo čia taip paprasta. Tiesiog ant turnikų įsikabini ir bandai trauktis, kad čia gali būti paprastumo. Žinai, gal visi galvoja, kad yra kažkokie stebuklingi pratimai prieš pradedant trauktis arba po ten 3, tarkim, man maks prisitraukimų ir panašiai. Nu, galima su draugo pagalba nebent, kad už kojų palaikytų ir padėtų tau pasikelti viršų, kol pradžią pasieksi. O kai pasiekė pirmus pristraukimus, ten 1-2 padarai, tai paskui jau greitai viskas tobulėjama. Nu, bet mano iš vaikino tai tikrai vieną pristraukimą visi padarytų. Nu, mano klasiokas nepadarydavo. 12 klasėj merginos padarydavo, klasiokas nepadarydavo. O dabar, kaip ir minėjote jūs prieš laidą, kad jaunimas vis labiau domisi šiuo sportu. Ar manote, kad tai, išvelgiate tame tik tais pliusus? Taip, žinom. Žinau. Kokius? Tai nesišvaisto gatvėmis pagrindinis dalykas. Negeria, nerūko, svarbu sportuoja, palaiko kažkokį fizinės formas. Jau geriau negu šlaistytųsi gatvėmis naktimis. Na, bet čia gatvės gimnastika. Tai bet ne gatvės alkoholizmas. Ar galėčiau tokiu sportu užsiimti, jei man ten būtų kokie 42 pradėti užsiimti? Taip. Žinoma. Jau nėra kažkokios amžiaus ribos? Ne, čia amžiaus ribų nėra, nei amžiaus, nei, taip sakant, nieko nėra jokių ribų. Taip ir būtingai atsakėt, bet juk tai yra žymiai sunkiau, ar ne? Metai, ką žinau, nemanau. Aš irgi nemanau. Jeigu irgi pasižiūri Facebook'e, įdeda visokių video, kur neįgalų su vežimėlis irgi ant turniko eina, irgi daro tos pristrukimus vieną ranką. Nors aišku, tenas iš pavydo visi sako, tenas, jis kojate nejaučia, dėl to jis taip lengvai daro. Jo, va tas. Nu tai bet tokiem žmonėm reikia kokio pasiryžimo didelio, kad taip pradėt daryti. Jie to nesupranta, nei biškį. Tai visgi yra tos kritikos. Jo. Ypač jeigu būni nors kiek žymus, tai labai daug yra kritikos. Nu, ta prasme, pakritikuoja. Žinoma, daugiau giria, bet visą laiką atsiras tie, kurie kaip vadinami heiteriai. Ir ką norėtumėt perduoti tiems heiteriams? Nepavydėti. Patiem nors pusę pasiekti, ką mes pasiekėm. Ir tiesiog. O ką jie sako kritikuodami?
Šiaip būna tokie, kurie pakomentuoja ten nuotraukas, kad ten steroidų ryja ar panašiai kažką tokio man, nes aš nuotraukas atrodau gan didelis. Tai per nuotraukas tokius pakomentuoja, pats pasižiūri jų nuotraukas, tai ten kokie būna iš viso patys. Jie lašinius Su bonke, jo parduotuvių tą nuotraukos su cigaretė burnoje ar su buteliu rankoj. O man komentuoja tokius dalykus, tai aš sportuoju, o negeriu, o patys vat. Ar ten photoshopas, nes dabar bandau žiūrėti ir kažkaip netrodo labai didelis būt. Gerai, net tik man įrodė. Kažkas bus. Tai dabar truputėlį atitrūksime nuo pokalbio ir pažaisim trumpą žaidimą. Tai užduosime jums keletą klausimų, juos turėsite kuo greičiau atsakyti, tiesiog kas yra ant jūsų liežuvio galo. Ir klausimai nėra susijęs su sportu. Na, Nes galbūt mes kai norim kurie. bet Patikrinti, nežinau. ar ne tik gražus, stiprus, bet ir protingi. Tvarko. Taip Pabandysim. pasiruošę? Taip. Labiausiai motyvavęs tave žmogus arba įvykis. Žmogus Mark Zablotski. Andrėjui Žilo. Kokiu sportu užsimtum, jei nebūtum gatvės gimnastas? Sporto salė. Na, aš net nežinau. Turbūt, kad irgi sporto salė. Paskutinis matytas filmas. Niekada nepasiduok. Irgi niekada nepasiduok. Ta Kartu gal žiūrėjau. Ne. Bet surišnėjom, žiūrėtume. Praktiškai kartu. Jo. Čia labai skamba kaip atsakymas į mano kitą klausimą. Tai jūsų citata, moto ar filosofija, kuria vadovaujatės? Geriau būti paskutiniam tarp stipriausių, negu pirmam tarp silpniausių. Niekada nepasiduok. Tas pats. Ir tavo gyvenimo tikslas. Šeima, nuosavas namas. O mano su sportu, kas nors gal mano svajonė sudalyvauti pasaulio čempionate šito sporto. Tai gal sieksiu to. Tai linkime sudalyvauti ir paplajam. Dėkui, ačiū. Ant liežuvio galo. Tai pabaigai tiesiog patarkit mūsų klausytojams, nuo ko pradėti ir kaip tapti gatvės gimnastais. Šokiant turniko ir viskas. Manau, nieko tokio proto didelio nereikia. O aš patarčiau kitaip. Aš patarčiau pasižiūrėti visokius internete klipus pradžiai. Jeigu patiks, pradėti šitą sportą, nes jisai reikalauja tikrai daug laiko, pastangų didelių. Žinoma, būna traumų, visko, bet jeigu šitas sportas tikrai užkabins, motyvuos, tai galit pasiekti gerų rezultatų. O dažniausiai ir užkabliuoja. Taip, dažniausiai taip ir būna. Tad Nu, visiem- pažiūrėsiu, ar po šitos laidos mane jie labai patraukšit. Pažiūrėsit truputėlį klipų ir tada galėsi pradėti sportuoti. Mano klipų pažiūrėkit. patrauks. Tai ačiū Jums labai už tai, kad atvykote pas mus ir už šį pokalbį. Linkime pasiekti kuo geriausių rezultatų, tikslų, namo, žmonos, šeimos ir, žinoma, konkurso varžybų, kuriuose nori dalyvauti ir užimti turbūt geriausias vietas. Ačiū Jums, kad pakvietėt mus. Dėkui. Jei negirdėjote viso pokalbio, jį galite rasti žinių radio archyve žiniųradijas.lt. O daugiau informacijos apie mus ir mūsų laidą rasite Facebook'e, tai į paieškos langelį rašė žodį radioaktyvus. Šiandien tiek, viso geriausio. Viso gero. Visą gerą.